Šiandien pakalbėsime apie reiškinius. Ne apie tokius reiškinius, kokius matote lentoje. Tai yra ne apie gamtos reiškinius, nors tikrai matome unikalų paveikslėlį, kur vaivorykštė susiformavusi nerealaus grožio danguje. Mes pakalbėsime apie matematinius reiškinius, bet jie iš ties yra nemažiau gražūs nei ši graži nuotrauka. Taigi matematikoje reiškiniai yra dviejų rūšių. Vienus iš jų mes vadiname skaitiniais reiškiniais, o kitus vadiname raidiniais reiškiniais. Pirmieji skaitiniai reiškiniai yra sudaryti iš skaičių, veiksmų ženklų ir skliaustų. Tarkim, 2 pridėti 5 apskliausta padauginta iš 2 galėtų būti pirmasis skaitinio reiškinio pavyzdys. Taip pat skaitinių reiškinių būtų reiškinys 6 padalinta iš 3. Dar kartą, skaitiniai reiškiniai, kurie yra sudaryti iš skaičių, veiksmų ženklų, tai yra plius, minus, dauginti, dalinti, ir skliaustų. Skaitinio reiškinio pavyzdžių galėtų būti štai toks reiškinukas. 1/2 pridėti 1/3, o paskui dar viską imk ir padalink, pavyzdžiui, iš 6. Kuogi skiriasi raidiniai reiškiniai nuo skaitinių reiškinių? Skiriasi tuo, kad raidiniai reiškiniai, kaip ir skaitiniai reiškiniai, yra sudaryti iš skaičių, veiksmų ženklų, skliaustų, bet dar kartu ir raidžių. Tarkim, aš turiu štai tokį reiškinuką. 2 plus a apskliausta padauginta iš 4. Kadangi reiškinyje atsirado raidė, tai jau tą reiškinį matematikoje vadinsime raidiniu reiškiniu. Paimkime antrą pavyzdėlį. Pavyzdžiui, 5x atimti 19. Tai būtų raidinio reiškinio pavyzdys, todėl kad prie 5 mes matome raidelę x. Taigi reiškiniai yra dviejų rūšių – skaitiniai ir raidiniai. Lentos apačioje surašiau 1, 2, 3, 4, 5 reiškinius. Pabandykite suskirstyti juos į raidinius ir skaitinius reiškinius. Priminsiu, kad raidiniai reiškiniai sudaryti iš skaičių, veiksmų ženklų, skliaustų ir raidžių, o skaitiniai reiškiniai tai reiškiniai sudaryti iš skaičių, veiksmų ženklų ir skliaustų. Taigi, jeigu tartumėm, kad dabar ratuku reikia apibrėžti skaitinius reiškinius, vadinasi, negalėtumėm apibrėžti tų, kurie turi raidę. Taigi, rinktumėmės pirmąjį ir ketvirtąjį. Likę reiškinukai būtų raidiniai, todėl kad čia matom raidelę x, čia matom net 2 reiškinė raidelės ir a ir b, o štai čia matome raidelę a. Taigi dar kartą matematikoje reiškiniai yra skaitiniai ir raidiniai. Reikia tai žinoti, reikia gebėti juos atpažinti. Tai tiek.